Visi požymiai rodo, kad Rusija gali ruoštis naujam raketos Orešnik smūgiui į Kijevą. Po smūgių gali atsidurti vyriausybinis kvartalas ir pastatas, kuriame posėdžiauja valdžia. Rusija grasina naujais masiniais smūgiais Kijevui ir ragina visus užsieniečius skubiai palikti Ukrainos sostinę. Kremliuje užsiminta, kad jie pasiruošę paleisti dar daugiau balistinių raketų. Taip pat pareiškia, kad Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos pradeda sisteminių smūgių seriją Ukrainos gynybos pramonės įmonėms ir administraciniams pastatams Kijeve. Reikšminga tai, kad Vladimiras Putinas netgi sugalvojo legendą. Esą jie žino, kur tiksliai Kijeve yra NATO bazės, kurias jie taip pat bombarduos. Rusijos karo korespondentai jau rėkia, kad po mėnesio Kijeve bus neįmanoma gyventi. Na, o analitikai jau aiškina, kas būtent privertė pliką diktatorių Putiną žengti tokį žingsnį. Ir tai akivaizdžiai nėra garsios pergalės fronte. Tačiau tuo pačiu kažkas įvyko ir pačioje Rusijoje. Maskvoje buvo imtasi precedento neturinčio žingsnio. Virš Maskvos srities ir didžiausių Rusijos miestų oro erdvė bus beveik visiškai uždaryta pilietiniai aviacijai. Ir šis draudimas galios iki karo pabaigos. Mano vardas Aleksėjus Pičius, pakalbėkime apie tai kartu. Bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka šiam įrašui, parašyti bet kokį komentarą po šio vaizdo įrašu ir užsiprenumeruoti mano Telegram kanalą Piči News. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi po ankstesnės atakos prieš Kijevą naktį iš gegužės 23 į 24, įskaitant raketą Orešnikas, Rusijos užsienio reikalų ministerija šiandien paragino užsieniečius kuo greičiau palikti Ukrainos sostinę dėl smūgių sprendimų priėmimo centrams ir vadavietėms Kijeve. Rusijos diplomatinė tarnyba pareiškė, kad Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgos pradeda sisteminių smūgių seriją prieš Ukrainos gynybos pramonės komplekso objektus Kijeve. Be kitako, kalbama apie projektavimo vietas, gamybą, programavimas ir paruošimas bepiločių orlaivių naudojimui, kuriuos padeda naudoti NATO specialistai. Rusai taip pat paskelbė apie smūgius sprendimų priėmimo centrams ir vadavietėms. Toliau pacituosiu. Atsižvelgiant į tai, kad minėti objektai yra išsidėstę visame Kijeve, įspėjame užsienio piliečius, ypač diplomatinių misijų ir tarptautinių organizacijų atstovybių personalą, kuo greičiau palikti miestą, o Ukrainos sostinės gyventojus nesartėti prie karinės ir administracinės infrastruktūros objektų. Na, kaip jau sakiau, Vladimiras Putinas tiesiog rado pretekstą šioms atakoms. Rusijos federacijos užsienio reikalų ministerija tvirtina, kad smūgiai Kijevui bus vykdomi dėl šios išgalvotos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakos. Naktį į gegužės 22 buvo smogta mokomajam korpusui ir bendrabučiui, priklausančiam Luhansko valstybinio pedagoginio universiteto koledžui Ukrainoje, okupuotame Starobelske. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas paneigė šį rusišką melą apie smūgį civiliniam bendrabučiui laikinai okupuotame Starobelske. Iš tikrųjų, smūgis buvo suduotas Rubikono padalinio štabui Starobelsko rajone, okupuotoje Luhansko srityje. Paaiškinsiu, kad Rubikonas yra Rusijos karinis specialusis padalinys, pažangių bepiločių technologijų centras, kurio atstovai reguliariai smogia taikiems gyventojams ir civiliniams objektams šalies teritorijoje. Гражданским объектам на территории Украины. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybės duomenimis, tą pačią naktį taip pat buvo smogta naftos perdirbimo gamyklai, amunicijos sandėliams, oro gynybos priemonėms, valdymo punktams ir priešo gyvajai jėgai. Tačiau akivaizdžiai ne bendrabučiai. Bet būkime realistai. Ar kas nors, išskyrus neplautus rusus, tikrai tiki, kad Vladimiras Putinas stiprina atakas prieš Kijevą dėl Starobelsko? Tuo tarpu Ukrainos bepiločiai tiesiog visiškai sunaikina naftos perdirbimo gamyklas visoje Rusijoje. Primenu, kad karas Donbase, įskaitant ir Luhansko sritį, taip pat ir Starobelską, tęsiasi jau 12 metų, nuo 2014 metų. Visas Donbasas jau sugriautas nuo apšaudymų ir kažin ar kas nors, išskyrus laukinius rusus, patikės, kad Vladimiras Putinas tik dabar nusprendė atkeršyti už šį išgalvotą išpuolį prieš bendrabutį. Vis dėlto primenu, kad anksčiau Putinas teigė, jog tai įvyko dėl smūgio. Per smūgį bendrabučiui kolegijai neva žuvo 6 civiliai gyventojai ir 39 buvo sužeisti. Tačiau su kiekviena diena rusai vis sugalvoja vis naujus ir naujus aukų skaičius. Ir toks Vladimiro Putino elgesys, žinoma, turi keletą priežasčių. Viena pagrindinių naujos grasinimų bangos priežasčių yra susijusi su strateginiu rusų armijos aimėjimų fronte stoka.
Šiomis atakomis Putinas bando psichologiškai spausti ukrainiečius ir priversti gyventojus kapituliuoti. Antra priežastis gali būti Maskvos siekis – daryti įtaką tarptautiniam diplomatiniam buvimui Kijeve. Rusija jau yra padariusi žalos užsienio atstovybėms ir nenori atsidurti situacijoje, kai tektų teisintis, jei raketa pataikytų į kokią nors ambasadą, tarkime kokios nors įtakingos valstybės. Tuo pačiu metu Kremlius, kaip ir plataus masto invazijos pradžioje 2022 metais, siekia, kad diplomatai visiškai paliktų Kijevą. Tačiau vis dėlto pagrindinė tokio Putino elgesio priežastis yra šiek tiek kitokia. Trečioji priežastis yra Vladimiro Putino bandymas nukreipti pačių rusų dėmesį nuo padažnėjusių atakų Rusijos federacijos teritorijoje ir nesugebėjimo apsaugoti savo regionų bei Maskvos. Kad tie laukiniai neplauti rusai daugiau kalbėtų apie tai, kaip Orešnikas smogė bylai cerkvai, kaip dabar mes Kijevą užimsime per 3 dienas, nors jau nebe per 3 dienas karo korespondentai jau kalba apie mėnesį, matyt tapo šiek tiek realesni, kad jie apie tai ir diskutuotų. O ne apie tai, kaip smūgiai tenka Maskvai, kaip atakuojamos naftos bazės, kaip dega uostai, dega naftos perdirbimo gamyklos už 1500 km nuo sienos. Kam rusams apie tai kalbėti? Tegul jie kalba apie tai, kaip smūgiai tenka Kijevui. Be to, tai reikalinga Putinui, kad parodytų Rusijos elitams, jog plikagalvis nesusipratimas Putinas, kuris jau net žodžio ura normaliai ištarti nebegali, vis dar turi parako. Bet problema ta, kad Putinas vėl, atsiprašau, apsikakojo. Pirma. Defense Express analitikai labai suabejojo Rusijos pareiškimu apie itin griaunamąją Orešnik raketos galią, išnagrinėję smūgio vietą bylą cerkvoje. Leidinio duomenimis, po kovinių blokų smūgio į paprastą gruntą, ne į betoną, o į paprastą gruntą, susidarė apie 3 metrų skersmens ir iki 2 metrų gylio duobės. Kiekvieno smūgio gale vertinama maždaug 5295 kg trotilo ekvivalentu. Тротиловом эквиваленте. Ekspertai pažymi, kad dėl milžiniško susidūrimo greičio patys naikinamieji elementai iš dalies, išgaravo, todėl vietoje beveik neliko didelių fragmentų. Tuo pačiu smūgio pasekmės pasirodė esančios gerokai mažesnės nei anksčiau teigia Rusijos pusė. Defense Express teigia, kad bendras smūgio efektas buvo panašus į maždaug 36 Shahed dronų su sustiprinta kovine galvute ataką. Tuo pačiu tikroji žala pasirodė esanti gerokai mažesnė, nei būtų galima tikėtis po pareiškimo apie Orešničio galimybę pramušti giliai apsaugotus objektus ir požeminius bunkerius. Pavyzdžiui, ir supratimui. Zelenskio bunkeris yra daugiau nei 90 metrų gylyje, o štai ši silpnybė į žemę įsmigo tik 2 metrus. Kokie dar 90 metrų, kokie dar bunkerių pramušimai? Štai toks supergalingas Orešnikas. Ir antra, kažkaip Vladimiras Putinas pats nelabai tiki savo grasinimų sėkme. Jau po savaitės Rusija pirmą kartą nuo karo pradžios planuoja beveik visiškai uždaryti oro erdvę virš Maskvos civiliniai aviacijai. Apribojimai bus taikomi skrydžiams iki 5100 metrų aukščio, bet to šis draudimas bus įvestas neribotam laikui iki karo pabaigos. Apribojimai apims didelę oro erdvės dalį aplink Rusijos sostinę. Vakaruose draudžiama zona ribosis su Baltarusijos siena ir Sankt Peterburgo oro erdve. Šiaurės rytuose su Jekaterinburgo rajonu, o rytuose ir pietryčiuose su Samara. Tuo pačiu metu Rusijoje numatyta keletas išimčių. Pavyzdžiui, bus leidžiama skristi užsakomaisiais keleiviniais reisais, gelbėtojų lėktuvais ir panašiai. O štai taip Putinas vėl visus pergudravo. Čia padėsiu daugtaškį. Jūsų nuomonę, jūsų išvadas rašykite komentaruose po šią laidą, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube RF darbą, tai galite padaryti bet kokią auką, naudodamiesi nuorodomis ir rekvizitais šio vaizdo įrašo aprašyme arba pagal QR kodą jūsų ekranuose. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo visiems. Subtitrai.